moteriškė nubaudė 750 litų bauda, kad pardavė 2 karšius, neturėdama ten patentų ar kažko. Tai padarykim, kad tai moteriškiai apsimokėtų nusipirkti patentą, nusakysim, 200 litų per metus, rūkyti žuvį ir pardavinėti ją. Ir viskas. Valstybei gerai, moteriškė nebeima pinigų per pašalpas visokias ir valdžia nebeturės išlaikyti šitų šnipų ir kontrolierių, kurie apsimeta, kad va, parduok babulką man 2 žuvis, o paskui išsitraukia pažymėjimą, o aš sako, esu valstybės inspektorius, kažkoks pareigūnas. Ir mes jam turim mokėti algą. Tai gerai, tegul tikrina nelegaliai dirbančius, bet pirmiausiai mes turim sukurti sąlygas, kad žmogui apsimokėtų dirbti legaliai, kad jis nebijotų. Šiandien ne tik, kad neapsimoka, bet yra pavojinga pradėti savo legalią veiklą. Lygiai taip pat pavojinga ir nelegaliai dirba. Ir aš nepateisinu tų, kurie dirba nelegaliai, bet sąlygų tai nesudarė. Lenkai sudarė sąlygas, o mes nesudarėme. Tai va, mūsų liberalai Seime yra įregistravę individualios veiklos įstatymo projektą, kur numatyta. Iš individualios veiklos sumoti 5% nuo gautų pajamų sumą valstybei, biudžetui ir viską. Ir dirba. Ką užsidirbai, tas tavo. O šiandien individualių įmonių apmokestinimo visa suma ten susidaro nuo 45% pačių smulkiųjų verslininkų asociacijų pateikia duomenis. Čia jau nelengva. Nelengva užsidirbti ir labai rizikinga. Ir nenori žmonės rizikuoti. Ir kaime, ir mieste vis mažėja įmonių skaičius, vis mažėja dirbančių žmonių skaičius, o tada kas atsitinka? Važiuoja į užsienį, žudimasis didžiausias Lietuvoje. Nugi žinom, katalikiškas kraštas, katalikybė, katalikų bažnyčia smerkia savižudybę kaip didžiausią nuodėmę. Bet ne kokie nors protestantai arba ten čiabuviai, bedieviai, pagonis žudosi daugiau negu lietuviai. Lietuviai daugiau žudosi negu bet kas kitas. Išvada darau tokį. Lietuvoje žmogaus savijauta yra labai bloga. Lietuvoje nėra gerai gyventi. Ir turėdamas sveikatos ir patirties, aš sakau, kandidatuoju ne prieš ką nors, ne prieš ten Paksą, ar Adamkų, ar Paulauską, ar kitus, o už tai, kad šitaip Lietuvoje turi būti sutvarkytas gyvenimas, kaip aš įsivaizduoju. Niekada Lietuvoje tie dalykai nebuvo daromi. Pernai mes, kai buvom vyriausybei, trumpai tai spėjom projektus tik paruošti. Pensijų reformos, mokesčių mažinimo projektus. Viską atmetė. Viską atmetė. Ir kai manęs klausia, o tai ką jūs čia sako, gerai šnekėt, o ką jūs padarėte? Nu gerai, dėl tiesioginių merų rinkimų pateikėm konstitucijos pataisą, pateikėm, atmetė. Nu neatmetė, bet sustabdė ir nebesvarstė. Ilgą stalčių iki. Jo, įdėjo ilgų stalčių. Individualios veiklos įstatymą, kurį minėjo 5% nuo gautų pajamų, nesvarsto iš vis, nes priėmė tą pajamų įstatymą. Fizinių asmenų pajamų mokesčio sumažinama nuo 33 iki 24, iš karto atmetė. Ir daug kitų dalykų yra pateikta, nesvarsto šiandieninė dauguma. Tai aš įsivaizduoju, kad, nevadinkim tai revoliucija, bet esminiai pasikeitimai ekonomikoj turi būti padaryti ir čia nereikia kokių Amerikų, o paprasčiausias sveikas protas turi nugalėti. Kartais žmonės manęs klausia, o ar prezidentui pakanka įgaliojimų tuos dalykus daryti? Pakanka. Iš tikrųjų pakanka. Ir netikėkit tais, kurie sako, kad reikia ten maždaug staliniškus įgaliojimus diktatoriškus duoti. Visų pirma, diktatoriški įgaliojimai greičiau mus nuves iki baltarusiškos situacijos negu amerikoniškos situacijos. Nes patys suprantat, mūsų žmonių suvokimas, demokratijos lygis yra žymiai arčiau Baltarusijos, neatitolę dar nuo jos negu prie kokios Amerikos. Pavyzdžiui, dar nėra visuotinio pajamų ir turto deklaravimo Lietuvoje. Ir kaip jis bus įvestas, mes pamatysim daug visokių valdininkų, kurie šiandien vaidina skurdžius, kažkaip paaiškės, kad jų broliai, seseriai, žiūrėk, ten namų prisistatė ar kitokio turto turi. Dėl to, kad dar daugelis dalykų yra maskuojama. Tai nereikia tų diktatoriškų įgaliojimų, o reikia pareikalauti, kad kiekviena valdžia, tame tarpe ir prezidentas, panaudotų visą savo galią žmonių gyvenimo gerinimui. Man labai patinka Valdo Adamkaus veikla kaip prezidento veikla, kai jis sprendžia užsienio politikos klausimus ir iš čia yra tie valstybės pasiekimai. Sėkminga Lietuvos valstybės užsienio politika, aš patenkintas, gerai. Bet kodėl prezidentas nesikiša į vidaus socialinės, ekonominės problemas?
Nu, pavyzdys toks, sako, trūksta įgaliojimų, tai pateiksiu. Visai neseniai girdėjau, prezidentas įregistravo įstatymo projektą dėl vaiko teisių apsaugos centrinės tarnybos sukūrimo. Reiškia, gali inicijuoti įstatymus. Tai aš ir klausiu, o kodėl dėl smulkaus verslo sąlygų supaprastinimo nėra įregistravęs? Kodėl dėl mokesčių mažinimo nėra įregistravęs? Dėl pensijinių dalykų nėra įregistravęs? Gerai, kad įregistravo dėl tų vaiko teisių apsaugos. Bet tie esminiai gyvenimo klausimai, tai kol kas prezidentas jų nesiima. Arba toks dalykas. Adamkus yra vetavęs 61 įstatymą per savo kadenciją, nu beveik per 5 metus. Kada prezidentas įsikiša į įstatymo procedūrą? Tada, kai Seimas po maždaug metų diskusijos priima įstatymą, tada įsijungia prezidentas, sako, jūs dundukai blogą įstatymą priėmė. Aš jį vetuoju. Nu, Seimas metus kvaršinės savo galvą prie to įstatymo, sako, per vėlai jis čia vetavo, atmetam tą veto ir lieka įstatymas, blogas įstatymas ant Lietuvos galvos. O matom, kad prezidentas galėjo nuo pat pradžios, pradėjus prieš metus svarstyti tą įstatymą, suformuluoti savo poziciją. Ir pasakyti, vyrai, šitas įstatymas turi eiti šitą kryptim. Ir prašau jį ruošti šitą kryptim. Ne šitą kryptim ruošite, aš jį vetuosiu. Na tai tada Seimas irgi turės įsiklausyti. O dabar, kai prezidentas jokios nuomonės nesako, o ją pasako tik po įstatymo priėmimo, tai aš manau yra prezidento darbo brokas. Jeigu jis turi vetuoti šitiek įstatymų, 61. Ir čia turbūt nereikia džiaugtis, ir tai nėra prezidento aktyvumo rodiklis, tai yra prezidento pavėluoto suaktyvėjimo rodiklis. Aš esu pateikęs tokį pavyzdį, kažkada man kilo mintis. Įsivaizduojam, baliaus šeimininkas sukviečia draugus į balių 7 valandą vakare. Visi susirenka į balių, o pats gaspadorius ateina 10 valandą vakare ir sako, dabar aš noriu nustatyti baliaus taisyklės. Visi valgysim silkę ir gersim po 100 gramų degtinės, o paskui eisim pasivaikščioti. A visi jau po puslitrį patvarkė. Baliaus gaspadorius turi baliaus taisyklės nustatyti baliaus pradžioj, o ne pabaigoj. Tai lygiai taip pat, jeigu prezidentas baliaus gaspadorius yra, tai neateik į baliaus pabaigą prie to įstatymą, o iš pradžių pasakyk savo nuomonę. Lygiai kaip ir vyriausybės programą sudarant, negalima pavesti premjerui sugalvoti, sukurti kažkokią vyriausybės programą. Gerai, šiandien Brazauską visa Lietuva pažįsta, visi žinome, ko galima tikėtis iš Brazausko. Ir kai pernai Adamkus paskyrė Brazauską į ministro pirmininko pareigas, Brazauskas padarė programą vyriausybės, patvirtino Seime. Betgi kažkada prisimenam, kad premjeru tapo Šleževičius. Nieks Lietuvoje jo nežinojo, nieks jo nerinko. Brazauskas jį paskyrė eiti premjero pareigas, Brazauskas tada prezidentas buvo, ir sako, tu dabar sukurk vyriausybės programą, gauk pritarimą Seime ir pradėk dirbti. Išlindo 2 metrų ilgio Pilypas iš kanapių ir padiktavo visai Lietuvai gyvenimo sąlygas. Nieks jo nerinko nieko. O Brazauskas nusišalino, nors už Brazauską žmonės buvo balsavę kaip už prezidentą ir už jo programą buvo balsavę. Tai aš įsivaizduoju, kad prezidentas turi kviestis premjerą pas save ir sakyti, štai mano programa, su kuria aš buvau išrinktas į prezidento postą, aš noriu su tavim, su Tamsta Šleževičium ar Palaičiu ar Brazausku aptarti šitą programą. Aišku, reikia pasiekti kompromisą, kad ta programa tiktų ir prezidentui, ir būsimam premjerui, ir tada eiti į Seimą, gauti Seimo pritarimą. Tada visos 3 valdžios šakos, prezidentas, vyriausybė ir Seimas, bus susitarę dėl programos. O šiandien, kai ir vienas, ir kitas prezidentas paleidžia premjerą, sako, eik tu ką nori daryk, tik svarbu gauti pritarimą Seime, tai kaip atsitinka? Premjeras sudaro suokalbį su Seimo dauguma, gauna pritarimą savo programai ir Lietuva gyvena pagal jų sukurtas taisyklės. O prezidentas savo valia nusišalina nuo viso šito proceso. Ir tada Lietuvos žmonėms susidaro įspūdis, nu ką gali tas prezidentas? Gali viską, tik dėja nepasinaudoja šitais įgaliojimais. Ir kaip aš sakau, šiandien Lietuvos prezidentui pagal konstituciją trūksta ne galios, bet valios. Daugelį vietų reikia pripažinti, kad nėra aktyvumo, arba jis kaip dėl tų įstatymų leidimų yra pavėluotas, baliaus pabaigoje. Tai aš sakyčiau taip, nepervertindamas savo galimybių,
neklėdėdamas čia kažkokiom rožiniam svajojom, kad aš jau čia toj būsiu prezidentas. Aš tik sakau, dalyvauju rinkimų kampanijoje tam, kad pasakyti kitokį požiūrį į daugelį dalykų, Lietuvos gyvenimo sutvarkymo dalykų ir į prezidento pozicijas. Reikia pažiūrėti kitaip. Nes man baisu, kad šiandien žmonės jau yra įtikėję. Prezidentas tai maždaug kaliausia, kuris nieko negali. Taip nėra. Pavyzdžiui, Vokietijoje aš pripažįstu, prezidentas, net ir pavardės nieks nežinom, labai su menkais įgaliojimais yra. Lietuvoje prezidentas, ačiū Dievui, įgaliojimų didžiulių turi. Vokietijoje viskas sprendžia ministras pirmininkas. Va vėl Gerhardą Šrioderį išrinko ir ten jis viską lemia. O Lietuvoje tikrai yra visiškai kitokie įgaliojimai pagal konstituciją. Kad ir ta pati kova su nusikalstamumu. Kiek galima girti Lietuvos policiją ir kitas teisėsaugos struktūras, visos iš jų yra pavaldžios prezidentui, policijos vadovus jis skiria, prokuratūros vadovus jis skiria, saugumas, specialiųjų tyrimų tarnyba, visi teisėjai prezidento skiriami, o plekšnojimo per petį. Gerai dirbat, tiesų žudikus sugavot, tulpinius išaiškinot. Kai jūs pirmą kartą išgirdot apie tulpinius, kas galvoja, ten paauglių choras, nekaltų berniukų koks. Juk visiems buvo aišku, banditų gauja, kurie užsiima nešvariais darbais. Ir kada juos policija sugavo? Po 5 metų, kai jie vienas kitą pradėjo žudyti, kad neišplepėtų iki tol padarytų nusikaltimų. Tada kiti išsigandę, kad toj gaus nuo savų kulką į kaktą, ėjo ir pradėjo skųstis policijai. Nu, sako, padarykit mane to įslaptintų liudytojų, aš papasakosiu, kokius nusikaltimus tulpiniai yra padarę. Tai kur čia policijos geras darbas? Už ką čia tapšnuot per petį ar ordinus duoti? O juk viso tai yra prezidento rankos. Didesnių įgaliojimų kovoje su nusikalstamumu ir su korupcija, nu nebeįmanoma duoti. Visi įgaliojimai suteikti, bet nedaroma, o tik pagyros dalyjamos, ordinai, medaliai ir panašiai. Tai va, aš taip kaip vidutinio amžiaus, vadinkime, žmogus, turėdamas gyvus tėvus, augančius 3 vaikus, šiandien sūnui 18 metų kaip tik sukanka, būtent šiandien, o dukros yra 16 ir 14 metų, tai va 3 paaugliai, nu aš negaliu ramiai žiūrėti, kur rytasi Lietuvos žmonių gyvenimas. Kas iš to, kad būsime Europos Sąjungoje ar NATO? Aš tikrai visus agituoju stoti, paremti, kad Lietuva taptų ir NATO narė, ir Europos Sąjungos narė. Aš už tai. Nu, bet mes negalim tų dalykų spręsti žmonių gyvenimo sąskaitą. Ignaliną uždarėm. Per 2 savaitės priėmėm sprendimą. 2009-aisiais Ignaliną uždaryta. Ar kas nors pasakė, kiek mokėsim už elektros energiją 2009-aisiais? Vienas akademikas pasakė 3 centais daugiau, kitas pasakė 35 centais daugiau. Ir dabar suprask. Paklauskit Brazausko, kuris priėmė šitą sprendimą uždaryti Ignaliną. Kiek Lietuvos žmonės mokės už elektros kilovatvalandę 2009-aisiais? Nežinom. Kokio velnio išsižiojus lėkti ten? Į uodegą įkando kažkas. Arba Lietuva moka, išlaiko Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutą. Ruošiame jaunus žmonės diplomatiniam darbui. Mokame mokesčių mokėtojų pinigus. Va, verslininkas, va, kitas kažkada savo gyvenime pinigus sumokėjęs valstybei. Išlaikome tą institutą, kad paruoštumėm kvalifikuotus specialistus. Su etiketo žinojimu, su istorijos, politikos teisės, užsienio kalbų mokėjimu. O kai reikia Estiją paskirti ambasadorių, tai išsiunčia Brazausko draugą, Vinkų, kuris jokios diplomatinio darbo patirties neturi ir jokios užsienio kalbos nemoka. Kad jis mokėsi vidurinėje ir prieš 30 metų institute prancūzų kalbą, tai jis jau ją pamiršęs. O be to, Estijoje niekam nereikia, kad mokėtų kas nors prancūzų kalbą. Kalbėk estiškai, suomiškai arba angliškai. Net ir rusų kalbos ten daug kas nemoka, kadangi jie prisikvietė iš Švedijos daug estų ir valdiškose tarnybose daug žmonių, kurie net ir rusiškai nemoka. Bet tiesa ir patys estai nelabai jos mokėdavo tos kalbos. Tai ką mes darom? Tyčiojamės iš savo mokesčių mokėti. Mes mokam pinigus, kad paruošti jaunus gabius specialistus, kurie yra didysis Lietuvos turtas. Jauni žmonės yra mūsų turtas. O išsiunčiam, atsiprašau, seną pirdylą. Puikų mediką. Nuimam nuo medicinos stambiausios ligoninės antraščių klinikos. O išsiunčiam ten, kur jis nieko nesugeba. Ir priskalti skandalų neduok Dievas.
Tik dėl to, kad tai Brazausko draugelis. Tik dėl to, kad jis dirbo Neringoje, o Brazauskas važiuodavo į Neringą tarybiniais laikais poilsiavo. Šitų dalykų aš nesuprantu. Ir jokia spauda niekas nepritimba. Daugybę tokių dalykų galėčiau parodyti, kur, sakyčiau, man kaip jaunam žmogui nesinori gyventi tokioje Lietuvoje. Yra alternatyvos kokios. Nusispjauti ir išvažiuoti galėčiau. Galėčiau. Ir tu galėtum, ir čia kiekvienas mažiau atrastumėm galimybę. Bet tai ar dėl to mes čia turim gyventi, kad tik sunku pasidarom, nusispjaunom ir pabėgam? Ne, ne dėl to. Nuo 88-ųjų pradėjom veiklą su sąjūdžiu, 90-aisiais, ten už tą nepriklausomybę visi pasisakėm, tai šiandien aš matau, kai kas sprendžia tik savo šeimos arba savo draugų problemas. Aš savo šeimos problemas išspręsčiau tikrai sėkmingiau negu dabar. Materialinės problemas, psichologinės, bet nebegaliu sėdėti ir galvoti vien tik apie savo šeimos reikalus. Per dideli įsipareigojimai atsirado arba per didelis supratimas, per didelis toks pojūtis, ne taip daro. Juk ar bus gerai mano vaikam, jeigu aš ten eisiu į kokį biznį, gyvensime turtingai, žymiai turtingiau negu dabar, dėja iš politikos neprasigyvenau, jokių turtų. Rytoj rodys televizijos laidos stilius. Tai atvažiavo žurnalistai ir stebėsi. Tai jūs merų buvot, viską, o tai ką, namo nepasistatėt? Nu, nepasistačiau. Dėl to, kad 3 vaikus reikėjo auginti iš tos valdiškos algos. Tikrai neskurdau nieko. Badu nemiriau, bet apie namų statybą tai neturiu nė minties kol kas. O keista kažkam atrodo, žiūrėk, nevogė, matai? Taigi dauguma nevogė. Dauguma šitų politikų nevogė. Tik laikraščiai rašo apie tuos, kurie vagia. Ir visiems pradeda atrodyti, visi jie ten vagys yra. O dauguma iš tikrųjų yra padorūs, tvarkingi žmonės. O jeigu geriau gyvena, tai gal dėl to, kad kažkada biznyje dirbo, turėjo savo verslą. O aš politikoje buvau nuo 88-ųjų. Ir jokio savo verslo nesusikūriau. Ir nepergyvenu dėl to. Bet jeigu aš sukursiu savo šeimynai miškas, tai ne verslas, tai mano malonumas, galėsim apie tai atskirai. Jo, galėjau akcijas pirkti ar įmonę, bet nusipirkau mišką, tai kas man malonu. Galiu savo vaikams sukurti puikų gyvenimą, važiuos autobusu, kažkas paprašys, sakys, užleisk vietą, neužleidai, makt su peiliu į krūtinę. Kaunėgi taip atsitiko, nužudė 18 metų vaikinuką. Už tai, kad neužleido vietą. Tai šiemet Seimo liberalai pareikalavo, baigim pasirašinėti, ką čia? Dar ir čia giriasi Naujoji sąjunga ir dar 10 partijų pasirašė deklaraciją dėl kovos su nusikalstamumu ir korupcija sustiprinimu. 12 partijų pasirašė. Deklaracija labai graži. Kaip jie kovos su nusikalstamumu? Liberalai atsisakė pasirašyti ir pasakė, Seimo pirmininkė Artūrai Paulauskai, baigim švaistytis gražiais žodžiais. Reikia atimti nuo valdymo išlaidų, kurie valdžiai skiriami 12 milijonų litų patruliniams tarnyboms. Ne tiem komisarams su antpečiais, kurie sėdi kabinetuose, bet patruliams, kurie dirba gatvėse, kad užtektų pinigų benzinui, kad nereiktų su troleibusu gaudyti vagis, važiuoti nusikaltimo vietą. Galvojot, paskyrė bent 1 litą. Ne 1 lito. O va šitom deklaracijom giriasi. Bet tegul giriasi. Kol patį kokį policininką nudurs troleibuse, važiuojant tirti kito nusikaltimo. Tai šitų dalykų aš nesuprantu. Man pakankamai skaudu yra šitaip žiūrėti, kaip Lietuvoje vyksta. Nes tikrai kitaip įsivaizdavau, aš sutinku, negali būti lengva. Normalu. Einam, tylam, lipam, stojamės, bet negali būti šitaip, kad kažkas savo ir savo draugams susitvarkė gyvenimą, o visi kiti eikit jų švilti. Arba kalbam deklaracijomis vietoj to, kad imtumėmės konkrečių veiksmų. Tai va, dėl to ir kandidatuoju. Ir su Adamkum susėdom, kada čia prieš 2-3 dienas papietavom, išsiaiškinom, taip mes matome tą Lietuvą panašiai. Labai panašiai matom. Tik tais tiek, kad, kaip ir Valdas Adamkus pripažįsta, aš ateinu su kita energija, galų gale su savo kolegom, su partija už nugaros, su partija, dėl kurios man nėra gėda. Visi sako, ten Seimas, ten banda gyvulių geria ir ten nesąmonės daro, miega, nosis krašto. Šiandien toks Seimo įspūdis apie Seimą. O apie liberalus blogai, ką nors galite pasakyti.
Man gėda dėl šiandieninio Seimo, bet man negėda dėl liberalų, kurie dirba Seime. Nes visur, ką mes girdime, kad ir užvakar dieną, dar paskutinis projektas, pateiktas liberalų, nuimti politikams priedus už stažą valstybės tarnybą ir panašiai. Tai aš džiaugiuosi, kad mūsų jauni žmonės, liberalai, eina ir siūlo reikalingus valstybei dalykus, žmonėm reikalingus dalykus. O Seimo dauguma iš tikrųjų savo arba valdžiai reikalingus dalykus siūlo. Tai va, esam mes dauguma tokie santykinai jauni, vidutinio amžiaus žmonės. Va, Raimondas, 45 metų, ar ne? Aš 42, ten, kaip juokiuosi, Zuokas su Steponavičiumi iš vis patsanai, 35 metų. Rimšelis ten 44 ir panašiai. Žmonės, Masiulis, mano politinis sūnus, 28 metų. Jauniausias per visą laiką Lietuvos Seimo narys ir šiandien jau antros pagal dydį Seimo frakcijos seniūnas. Žmonės atėję galvoti apie ateitį. Visi savo vaikus auginam, Masiulis dar ir tų neturi, dar neseniai apsiženėjo. Tai turim galvoti apie ateitį, kokia bus šita Lietuva. Nu, negali jį būti tokia, kokia yra šiandien. Negali eiti tą kryptim, kuria eina šiandien. Turi eiti į viršų. Ir turim savo pasakyti, visiems pasakyti. Per šitą rinkimų kampaniją ją turim išnaudoti taip, kad suprastumėm, negalima susitaikyti su tuo, kaip yra. Ir aš girdžiu daug kur, užvakar Birštone girdėjau. Nu, ką čia pakeisti? Pinigų ne. Svarbu, kad jūs nueitumėt ir pasakytumėt, nu, nebegali būti šitaip Lietuvoje. Pas mane šiandien, jeigu klausit apie globalinius dalykus, tai Eugenijus gali atsakyti, Seime aš sėdžiu, aš ir galėsiu kažką atsakyti. 3 tarybos nariai šiandien dalyvauja, Rimas Budginas, Gintas Rekašius ir Vytas Taldokas, mūsų miesto tarybos nariai. Tai jeigu kokie vietiniai klausimai irgi kažką galim pasakyti, jeigu jums kas nors tik tai įdomu, klauskite. O, nu, aš į priekį biškį užbėgsiu. Šiek tiek apie Viljamsą, nes mes čia turim Būtingės terminalą. Mums ne visai tas pats yra. A, manai, man tas pats? Kaip šitą situaciją, gal keletą žodžių. Na gerai, idiotai ir kvailiai, o galbūt ir kyšininkai nusprendė parduoti Viljamsą. Kitaip nepavadinsi. Tegul aiškinasi prokuratūra. Ir tikrai nemanau, kad kaltas vienas Sigitas Kaktys, kuris tik pasirašė. Kalti visi tie, kurie sugalvojo šitą idėją, kurie derėjosi, ir Vagneriaus ir Pakso vyriausybė blogai derėjosi, kas blogiau, tegul vėl prokuratūra išsiaiškina, yra kreipimais į prokuratūrą ir tegul atranda kaltus. Ir jeigu šitoj vietoj nerandami kalti, tai tada reiškia, Lietuvoje galima daryti viską. Dabar prieš savaitę buvau toj laidoje apie valstybės gynimo tarybą. O čia jau aš visai nustebau, kai pasikėliau popierius. Kai Viljamsas ateidinėjo, 4 kartus buvo kviečiama valstybės gynimo taryba, kurioje yra 5 šalies vadovai. Prezidentas, premjeras, Seimo pirmininkas, krašto apsaugos ministras ir kariuomenės vadas. 4 kartus aptarinėjo. Dabar, kai Jukos ateina tom pačiom sąlygom, nesykio nesirinko. Nu, gal rusai ir geresni negu amerikonai, aš nieko nesakau. Bet juk čia faktiškai nebe politikos klausimas, o ekonomikos klausimas. Kai amerikonam matydavėm numelžti Lietuvą, spenius nutampyti, tai tada tikrinom, ar viskas gerai. Kai rusai lygiai taip pat nučiulps, tai tada jau viskas gerai. Tai kažkas vėl turi prisimti atsakomybę. Ir vėl kalbu apie prezidento įgaliojimus. Turi prezidentas įgaliojimus? Turi. Kodėl 11 mėnesių nesušaukta valstybės gynimo taryba? Kai pagal įstatymą parašyti, paprastai posėdžiauja kartą per mėnesį. Tai sutikit, 11 mėnesių tai yra jau nebetelpantis ir jokios ribos dalykai. Aš įsitikinęs, turi ir sėsti, ir baudas sumokėti, ir turtai turi būti patikrinti, ir beje rinkimų finansavimas turi būti patikrintas. Iš kur tiek pinigų? Išsikelkit savo klausimą ir pasižiūrėkit. Malūnsparniai ir ne tik. Čia jau nebe Lietuvos pinigai. Aš puikiai žinau visus Lietuvos verslo, sakysim, žmonės daugiau mažiau pažįstu. Ir žinau, pramonininkų konfederacija, stipriausia, finansiškai stipriausia jėga, sakė, nieko neremiame, remsime po pirmo rinkimų turo. Statybininkų asociacija, remsime po pirmo turo, prieš antrąjį turą. Sunku su pinigais, galit manęs klausti, tikrai menki tie ištekliai, užtat nespausdinu kažkokių straipsnių, o važinėjau susitikinėti su žmonėm.
Bet šitie pinigai, kur jau dabar milijonai, su keletas milijonų išmesta, tai jau nebe Lietuvos pinigai. Ir labai noriu ir Laurinkaus prašiau išsiaiškinti. Nežinau, ką daro šitos tarnybos. Kodėl jų veikla nepajudė. Jo, tai gal dar klausimą turite. Klausimai. Romas, žiūrėkit, jūs čia apie savo frakciją viską gražiai šnekat, liberalai vieningi, o dabar tų pretendentų į kandidatus keletas pas jūs pasirodo. Broliukas keliasi jo, juk jūsų partijos narys, tai čia nematau vieningumo. O dabar, jeigu atsitiktų antras turas, išeina Adamkus ir Paksas, tai ką jūs asmeniškai pats už ką atiduosit balsą? Ja. Tai žiūrėkit, ko jūs manęs klausėt kaip liberalų pirmininko apie Matulevičių. Jeigu jis su savo broliu nesugeba susitarti, tai jūs manot, jis su partija gali susitarti? Partija priėmė vieningą sprendimą, pačiam Matulevičiui balsuojant prieš, kad partijos kandidatas yra Gentvilas. A jis nori kandidatuoti. Nu dabar tegul jis aiškinasi su savo broliu. Prie ko čia liberalai? Atleidžiu. Ne, bet jis liberalų partijos narys. Jis išstoja, sustabdęs narystę liberalų sąjungos. Ir būkit geri, nekvaršinkit man galvos su tais, kurie šeimoje nesugeba išsiaiškinti. Aš nieko blogo apie jį negaliu pasakyti, bet būkit geri, negalvokit apie mus blogai, jeigu žmogui galva susisuka. Dabar dėl to, ką remti Paksą ar Adamkų, aš jau esu pasakęs. Visų pirma, tikiuosi pats pakliūti į antrą turą, bet jeigu nepakliūčiau, o ten pakliūtų Valdas Adamkus, aš siūlyčiau partijai remti Valdą Adamkų antrame ture. Kalbant apie Rolandą Paksą, nu aš bijau, kad jis pralaimės šitos rinkimus ir kurs 6. partiją savo gyvenime. Jis jau 5. partijoje savo gyvenime. Ir vėl, kai manęs klausinėja, kaip ten su to Paksu buvo? Sakau, atstokit, žmogus jau 5. partijoje ir aš turiu aiškintis, kodėl jis paliko mus 4. partijoje. Aš esu gyvenime vienoje partijoje. Įstojau 93-aisiais į politinę partiją Lietuvos liberalų sąjungoje ir tebesu joje. Ir buvau ir eilinis partijos narys, ir partijos pirmininkas, partijos valdybos narys, pirmininko pavaduotojas, visko buvau. Dėl to, kad man politinę veiklą teko pradėti nuo plakatų klijavimo, nuo laiškų rašymo, nuo susitikimų su žmonėmis. Ne taip kaip kai kuriem. Iš karto į merus, iš karto į ministrus, arba kaip, pavyzdžiui, Šleževičius, iš karto į premjerus. Tai tie žmonės nedirbo juodo politinio organizacinio darbo. Ir jiem tik pirma vieta arba jokios. O aš galiu pabūti ir eiliniu. Tegul Palaitis būna partijos pirmininku. Tegul kas nors kitas būna. Jeigu mes darysime tuos darbus, kurių reikia. Ir kaip žinot, neėjau į Seimą, buvau paskutinis Seimo sąraše, kandidatų sąraše. Ėjau paskutinis tam, kad kažkiek dar uždirbti balsų partijai, bet ne tam, kad pats patekčiau į Seimą. Ir šiandien džiaugiuosi, aš nesu Seime, turiu daugiau laiko važinėti po Lietuvą. Taip, kad ten, žinot, klausėt apie kažkokius... Bet jeigu būtų Seimo narys, tai gal didesnė nauda būtų? Kam? Man? Valstybė. Jūs dabar šnekat, tas prezidentas, prezidentas kaip tik tą atrodo, kad gerai dirba. Vyriausybė, ta valstybė labai gerai Europoje atrodo. Tai jums, pagal jūsų kalbą viską, tai jums tiktų tik premjero kėdė, o ne prezidento. Bet premjero rinkimų nebūna. Bet jūs galit būti Seimo narys, partija laimė rinkimus ir kažkaip. Tai čia sulauksim 2004, manau, taip... Tai jūs dabar pradėjot jau tą rinkiminę agitaciją į Seimo narį? Ne tą pradėjau, o agitaciją už tai, kad Lietuvoje po 12 metų matytumėm visai kitokias tendencijas Lietuvoje, negu per šitos 12 metų matom. Vat mano tikslai. O ar tame tarpe tu būsi merų, eilinių Lietuvos piliečių, premjero ar prezidentų, čia tikrai yra kitas dalykas. Kokioje aš buvau politiniai pozicijoje, aš iš to materialinės naudos neturėjau. Bet stengiausi padaryti kitokius darbus. Nu gerai, prisimenu, dirbau Klaipėdos meru, daugiau mažiau girdėjau. Skandalų girdėjau, negirdėjau. Nesąmonių pridarytų, kvailų sprendimų girdėjau, nu negirdėjau. Ne visur viskas pasisekė, bet į Klaipėdą lipo į viršų tuo laikotarpiu. Kaunas rankas pakėlė, sako, nu jo, Klaipėda Kauną aplenkė. Ir tegul ten mano draugas kabutėse bosas šneka. A, Gentvilas tik pypkę rūkė ir alų gėrė. Nu įdomu, kaip ta Klaipėda galėjo Kauną aplenkti. Tik kažkaip ir gatvės buvo suremontuotos ir nauji keliai nutiesti arba pradėti tiesti, kurie šiandien ir toliau tvarkomi.
ruošiami. Visur dirbau tam, kad kažką gerą padaryti. O pati pozicija ne čia yra esmė. Aš gal tik tai trumpą klausimėlį ponui Šeštokui, žinodamas, kad jis yra socialliberalus. Bet jis pernai buvo šeštokas. Tai šiemet septintokas. Ne, iš tikrųjų, jūs sakot stabili valstybė ir čia yra privalumas. Iš tikrųjų, dabar pakankamai stabili valdančioji dauguma. Tai vis tik tai kodėl, sakykit, Paulauskas kandidatuoja į prezidentus, nes jo išėjimas į prezidentus, jeigu jis bus išrinktas, tą stabilumą iš esmės sugriaus. Kodėl tik galvojate? Kodėl jūs galvojate, kad stabilumas sugriaus? Bet tai bus, todėl kad Seimo pirmininką reikės išrinkti kažką kitą ir greičiausiai tai bus Česlovas Juršėnas. Gali būti, taip. Neatmetama galimybė. Taip, čia su to stabilumu tai labai nebeaišku. O klausimas toks, kodėl jis kandidatuoja. O matyt, tokios pat priežastys veda. Atsakymas jūsų klausimas. Turbūt irgi žmogus nori geriau. Kodėl paskutiniais metais tas toks požiūris yra labai blogas į smulkų ir vidutinį verslą. Jie yra dangstoma visokiojopai ir mažinami mokesčiai stambiam kapitalui. Kad ir nuo naujų metų fizinių asmenų pelno mokestis, o žmonės, jeigu nežino, turėsit pajamų, gausit mokėti dar papildomai 15. Individualios įmonės darbos uždėtos, 15, tai dar papildomai turėsit mokėti. Negi nėra ten tokio supratimo, kad gal gana jau. Žiūrėkit, čia su Vyteniu Andriukaičiu vienoj televizijos laidoj spaudos klube tikrai turėjom tokį ideologinį ginčą, idėjinį ginčą. Kai aš sakiau, mokesčius reikia mažinti visiems. Jie sako, mokesčius reikia mažinti samdiniams, dirbantiesiems, tai yra darbas, turi būti apmokestinamas mažesniais mokesčiais, o va kapitalą tai reikia dusinti. Iš čia kas atsitinka? Jis kapitalistais laiko individualios įmonės savininką. Tai šitiem padidino mokesčius. Nu, Lubiui nelabai padidinsi, net ir Andriukaičio ideologija jau šitoj vietoj neveikia, nes parama partijos ir taip toliau tai ateina ne iš individualių įmonių, o iš tų stambiųjų. Tai ten jau ne. Tada valstybė nepadidinsi mokesčių. Tada valstybėje pradeda trūkti pinigų, tai ką daro? O kitokiais būdais apmokestina. Tame tarpe, kai mes pasiūlym mažinti fizinių asmenų pajamų mokestį dirbantiems žmonėms, tą, ką sako Andriukaitis. Ką sako socialdemokratai? Darbui mokesčiai mažesni. Ne, sako, negalima. Jūs čia populizmų užsimat. Bet tai jų ideologija, Andriukaičio ideologija. Bet jau pradeda trūkti valstybei pinigų. Kadangi dingsta individualios įmonės, vieną kapitalistų sluoksnį, smulkiuosius verslininkus baigia nužudyti. O patikėkit, valstybė neištemps vien su stambiuoju kapitalu. Vien su stambiosiom įmonėm. Visų valstybių ekonomikos pagrindas yra smulkios įmonės, smulkus verslas. Nužudysim jį, viskas valstybės ekonomikai baigta. Viskas baigta. Čia neprivažiuos šimtai užsienio investuotojų, kurie tūkstantinius fabrikus pastatys. Daug dieve, dar 10 tokių stambių, kad ateitų. O visą ekonomiką turi tempti ir vežti smulkus verslas. Ir čia, manau, ideologinis kartais požiūris yra, o kartais va toks pragmatiškas. Jie mūsų neremia, o remia anie, tai aniem palengvinsim, bet užtat reikia šitos nuspaukuoti. Ponas Eugenijau, labai patiko jūsų požiūris į transporto problemas. Dabar, kaip suprantat, jūsų pasisakymas dėl vežėjų ten apvaržymo, dėl karnetų kortelių ir visų kitų dalykų. Aš dirbu toj srity, man labai aktualu ir labai įdomu, galbūt ne tiek su kroviniais, kiek su keleiviais. Bet kodėl visada yra valstybės požiūris į, sakykime, įmonę, vežėją, vietinį vežėją, kuris nori kažką tai padaryti, nori daryti, bet visada yra suvaržymai verslą. Per licenzijų įsigijimą, per karneto korteles, per absoliučiai yra aibė tokių nesuprantamų dalykų, kur žmogus nori dirbti, bet jam neleidžia. Kaip jūs galvojat, ką reikėtų, kaip reikėtų tą dalyką keisti, kaip reikėtų judėti lengviau, kaip reikėtų duoti gyventi lengviau verslininkui, kuris norėtų tą dalyką daryti? Žiūrėkit, pernai Pasaulio bankas padarė rytų ir centrinės Europos valstybių ekonomikos apžvalgą. Ir Lietuva pripažinta kaip
valstybė, kurioje beveik viskas reglamentuojama stipriau negu kitose valstybėse. Šiuo atveju yra asociacija Linava, kuri turi teisę išduoti TIR Carnet korteles vežėjų savo nariams. Tai kodėl valdžia... Nenariai viskas. Jo. Tai čia dabar jau ir narius paliečia. Muitinės departamento nurodymas. Pasaulis verslo klausimus dažnai sprendžia ne per valdiškas ministerijas ar visokius valdiškus departamentus, o per verslo asociacijas. Tai gali būti tokia asociacija šatinė kaip Linava, tai gali būti, pavyzdžiui, prekybos pramonės amatų rūmų sistema, kurie patys nustato verslui reikalingas sąlygas, o ministerijos tik bendrus metodinius nurodymus turi duoti. Tada ministerijose nereiks 100 žmonių, užteks keliasdešimt darbuotojų, sutaupysime pinigus ir verslo institucijos su visa atsakomybė, jos turi veikti pagal įstatymą, sutvarkys tuos dalykus. Tai va, noras reguliuoti ir kištis. Turi 3 mašinas. Negausi. Tai reiškia ką? Nu, gerai, iš Palangos į Šventąją baldus vežiosi. Gal kam nors reiks per metus porai, trejetai šeimų pasamdyti tavo įmonę. Tai aišku, sužlugs šitos įmonės. Jeigu negalės tarptautiniuose pervežimuose normaliai darbuotis. O juk čia yra Lietuvos ekonomikos vienas iš pagrindinių dalykų. Nežinau, ar visi žinot, Lietuvos vežėjai šiuo metu Europoje pagal pervežimo apimtis yra 2-3, faktiškai po Olandijos ir Turkijos. Būdami tokia maža valstybė, 3,5 milijono, mes lenktyniaujam ir lenkiam gigantiškas valstybės, kur 10 milijonų turi. Pervežame daugiau. Tai reiškia, milžiniškas skaičius mūsų žmonių dirba. Tai ne, dabar savo rankom pasmauksime, kad kokie Lenkai, Latviai arba kokie Rumunai vežtų daugiau per Europą krovinių negu mūsų vežėjai veža. Tai kuo baigsim? Kur eis mūsų vežėjai? Šunim šėko pjaut. Vat noras viską reglamentuoti. Bet tai čia iš mūsų, mes patys savo uždedam ranką. Taip. Ir argumentacija kokia? Sako, čia didelė dalis tarp jų yra kontrabandininkų. Tai žinot, dabar iki tokio lygio priėjo absurdai, kad sako, valdžia negali sukontroliuoti spalvoto metalo supirktuvių. Jos ten per savaitę, kiek tas 6-5 dienas kaip kas dirba, ir mes negalim patikrinti. Tai dabar galima supirkinėti spalvotą metalą tik 1 dieną per savaitę. Taigi bankrutuos visi supirkėjai. Dėl ko toks sprendimas priimtas? Kad valdžia galėtų kontroliuoti visas supirktuvės. Tai gal valdžia durna arba pati korumpuota ir žiopla, jeigu nesugeba sugauti. Tai dabar dėl to, kad kažkur kažką pražiopsojo, visus sužlugdys. Tas pats su kontrabanda. Taip, yra kontrabanda. Bet tas vienos dienos sindromas. Taip. Iš Mažeikių išvažiuoja kuras, sakykim. Aš tiesiogiai dirbu su transportu ir labai gerai žinau. Visą laiką iš Mažeikių išvažiuoja kuro cisterna ir visada sėdi mokesčių inspektorius, kuris išleidžia. Dabar per spaudą girdim, kontrabanda, dujas nuėjo, dar kažkas nuėjo, dar kažkas. Tai ar ta kontrolė gali privesti prie, absurdas yra kažkoks? Na, yra pora būdų. Pavyzdžiui, Lietuvoje įdarbinti dar 10 000 visokių inspektorių, mokėti jiem iš biudžeto atlyginimus. Yra toks būdas. Prie kiekvieno, kuris bando krustelt, pirštą pajudinti, savo pinigų užsidirbti, pastatykim po 2 inspektorius. Panašiai šitą kryptimį reikia. Yra kitas būdas. Sutvarkyti ir supaprastinti verslo sąlygas, kad tai moteriškiai Drevernoje apsimokėtų dirbti legaliai žuvį rūkant, kad verslininkui neapsimokėtų vežant daryti nusižengimus, kontrabandą, nes tada viskas turi sužlugti ir be jokių šansų ten išsipirkti kažkur pas muitininkus ar pas mokesčių inspektorius. Nutraukim korupcinės grandinės visur ir pamatysim. Nebereiks tiek inspektorių, tiek kontrolierių, kad eitų ir sakytų, parduok man žuvies. Ai, neparduosiu, gal tu koks šnipas esi valdžios pasiustas. Nu, parduok, aš tikrai ne šnipas. Nu, gerai, parduok. O aš vis tik tai sako šnipas. Nu, taigi šiandien tokia Lietuva. Žinodamas, kad Eugenijui neužilgo sekantis susitikimas, tai gal paskutinį klausimą tada ir... Jei, turi kas nors. Tai gal mūsų tą viltį apie tą uostą, ką jis man. Jo. Šventosios? Tikrai būtent. Aš tai buvau tada, kai merų buvau labiau įsijungęs į tą klausimą negu dabar, nežinau, kaip čia sukasi šiuo metu. Bet mano manimu,
Šventosios uostas negali tapti Klaipėdos uosto dalimi. Valentinas Greičiūnas norėjo, kad tai būtų, jeigu ir kuriam šventojo, kad tai būtų Klaipėdos uosto padalinys, kontroliuojamas ir taip toliau. Reikalinga padidinti konkurenciją šiek tiek. Pasižiūrėkime Latvijos uostai. 3 yra, vienas nuo kito nepriklausomi ir beje nepriklausomi faktiškai nuo ministerijos, nes visur savivaldybės vietinės turi padidintą įtaką. Ventspilis kaip susitvarkė. Liepoja, kai kariškiai išėjo iš Liepojos, nuo 0 tonų krovinių, šiandien turbūt 3,5 milijono tonų krovinių. Ir daugiausia tai kroviniai, kuriuos galėjome per Klaipėdą perkelti. Tai va, to monopolio kūrimas Lietuvoje tikrai nereikalingas. Bet aš manau, kad valstybė irgi iš esmės neturėtų kišti pinigų į paties uosto įrengimą, bet privažiavimo keliai, infrastruktūra ta vadinama, tai galėtų būti valstybės pinigai. O jeigu kažkas mato naudą, kuriant uostą, privatininkai, čia ir Lubys pasirašęs tą deklaraciją, tvarkoja, tegul stato. O valstybė tegul įsipareigoja privažiavimo kelius sutvarkyti, geležinkelį, tarkime, atnaujinti, jeigu tai iš tikrųjų bus reikalinga verslo planam, geriau būtų, kad turėtume. Ir kad turėtumėm nepriklausomą uostelį. Gal šiek tiek ir kiek supratau, Eugenijus atsakinėja apie tą didelį uostą, viziją, kuri iš tikrųjų, jeigu jau toks bus, tai tada nei Klaipėda, nei niekas, o jisai bus atskiras, viskas aišku. Čia eina kalba apie nedidelį pramoginių jachtų ir čia Šventosios Žiotys. Jo, Šventosios Žiotys ir esmė tokia, kad savivaldybė buvo bandžiusi kažką daryti, bet aišku, pinigų tam uostui pakelti niekada neatsiras. Dabar padaryti tokie žingsniai, buvo išvažiuojamasis susisiekimo ministerijos organizuotas posėdis į Šventąją ir pasiekoje yra tokie darbai vykdomi. Dabar bus pagimdytas vyriausybės nutarimas ir greičiausiai jis bus priimtas ir kažkur apie sausio-vasario mėnesį bus įteisintas kaip valstybinis šitas uostukas. Ir kiek man susisiekimo ministerijos tarnautojai sakė, kad 2004 metais labai konkretus gali prasidėti darbai. Latvijoje šita situacija yra žymiai geriau išspręsta. Jie už mus pradėjo kokiais 8 metais, gal anksčiau, šitos darbus. Ir iš tikrųjų pakankamai sėkmingai įsisuko į struktūrinius fondus Europos. Ten yra programos Interreg 2C berods ir SupportNet, kur remia mažųjų laivų uostų atstatymus, ne naujų statymus, atstatymus, su tikslu, kad apie visą Baltijos jūrą šitie laivai galėtų kas 50 maždaug kilometrų vidutiniškai, nes tiek reikia pasislėpti nuo audros, apie visą Baltiją apiplaukinėti. Tai vat Latvijoje, kaip sakiau, jau tokių uostų berods yra 11. Ir kas įdomiausia, jie yra užsiprojektavę Nicoje visai šalia, šičia užsiprojektavę. Tai mano supratimu, jeigu jie per kokius, padarys tą Nicos uostelį jachtų greičiau negu mes Šventojoj, praktiškai Šventosios uostelis nebebus reikalingas, jau gali ir iš vis nebūti. Todėl ypatingai svarbu yra nelaukti, kaip mano supratimu, savivaldybė būtų, jeigu būtų savininkas, tai būtų kaip šuo ant šieno, nes pinigų niekada tikrai neturės tam uostui atstatyti. Įvairiais vertimais ten kažkur apie 30 milijonų litų vis tiek reikės. Vienintelis, mano supratimu, yra vyriausybės rūpestis realus, jeigu jie iš tikrųjų rūpintis, o tą jie žada kol kas, ir tarptautiniai fondai. Tai vat jeigu 3-4 metais tas dalykas pradės judėti, tai taip. O iš kitos pusės, kaip gal ponai Antanui Valiukui atsakymas, vienaip ar kitaip, mes vietiniai liberalai čia Palangiškiai, vienaip ar kitaip kitų metų biudžete bandysim, bent jau siūlysim lėšas nedidelės, 20-15 tūkstančių litų, kad bent jau vasaros laikotarpio anksti pavasarį prakasti tą farvaterį, kad, kažkiek žvejam lengviau, bet ir svarbiausia, bent pirmas žingsnis tiem mažiem pramoginiam laivukam. Tai tokie maždaug situacija ir planai susijęs su Šventosios uostu. Tai atsiprašau, kad ne apie tą uostą. Tai labai ačiū tada jums visiems. Dėkui. Tai ačiū, kad atėjo.